Nuostabi Žemė. Mūsų Žemė nuostabi planeta. Pievose žydi spalvingos vasaros gėlės, kalnuose žėri sniegas. Jūrų pakrantėse pučia žvarbus vėjai, iš čia galime įžvelgti į plačiausius vandenius. Visur pasaulyje veisiasi nuostabūs augalai ir gyvūnai. Tačiau buvo visa tai ne visada. O visa tai prasidėjo, kai Saulės sistema pradėjo formuotis maždaug prieš 4,6 milijardus metų. Tai labai seniai. Tuo metu kosmose į kamuolius kaupėsi dulkės ir dujos. Iš daugybės mažų dalelių susiformavo Saulė ir 8 planetos. Žemė viena iš šių planetų. Ją sudaro uolienos ir metalai. Jis skrieja aplink Saulę, kaip ir visos kitos mūsų Saulės sistemos planetos. Saulė, Žemė, Saturnas, Merkurijus, Marsas, Uranas, Venera, Jupiteris ir Neptūnas. Žemė vieną kartą aplink Saulę apsisuka per 365 dienas, arba kitaip sakant, per 1 metus. Ji visą laiką išlieka į Saulę pasvirusiu kampu. Todėl ne visos Žemės vietos visus metus būna vienodai apšviestos Saulės. Kai į Saulę pasisukęs šiaurinis pusrutulis, pas mus būna vasara. Kai šiaurinė pusė nuo Saulės būna nusisukusi, ateina žiema. Žemė yra apvali, tačiau kodėl mes laikomės ant Žemės? Taip yra dėl visur kosmose veikiančios vienos stiprios traukos arba dar kitaip sunkio jėgos. Dėl jos visi daiktai vienas kitą traukia. Kuo didesnis kūnas, tuo stipresnė jo traukos jėga. Kadangi Žemė yra daug didesnė už mus, ji traukia mus ir visus ant jos esančius daiktus. Pašokdamas aukštys, to akimirkai nugali traukos jėgą, tačiau ji iškart tave ima traukti vėl atgal prie Žemės. Nuo Žemės atsispirti galime tik panaudodami jėgą. Kodėl naktį tamsu? Ogi todėl, kad Saulė visada šviečia vienodai šviesiai, tačiau naktį mes jos nematome, nes Žemė nuolat sukasi aplink savo ašį. Kai Žemės pusė, kurioje esame nukreipta į Saulę, pas mus būna diena, kai ji nuo Saulės nusisuka, ateina naktis. Žemė apie savo ašį apsisuka per 24 valandas, arba kitaip mes sakome, per parą. Mėnulis šalia mūsų yra visada. Jis nuolat sukasi aplink Žemę ir ją apskrieja per maždaug 27 paras. Per tą laiką matome skirtingas Mėnulio puses. Ir tai yra Mėnulio fazės. Jaunatis, Mėnulis pilnėja, priešpilnis, Mėnulis vis dar pilnėja, tada turime pilnatį, tada ima Mėnulis dilti, turime delčią ir toliau Mėnulis dyla. Mėnulis pats nešviečia, bet ant jo krinta Saulės šviesa. Mes matome tik Saulės apšviestą ir į mus atsisukusią Mėnulio pusę. Žemę supa oro sluoksnis vadinamas atmosfera. Ji palaiko mūsų planetos šilumą ir suteikia mums oro, kad galėtume kvėpuoti. Štai troposferoje mūsų oras formuojasi žemutinėme atmosferos sluoksnyje.
Stratosferoje yra ozono dujos. Jos apsaugo nuo žalingos kosmoso spinduliuotės ir iš kosmoso skriejančius riedulius atmosfera pristabdo tiek, kad jie sudega arba nespėja pasiekti Žemės. Visa tai vyksta mezosferoje. Čia sudega, kaip minėjau, ir uolienos, ir vadinami meteorai. Termosfera. Čia gali būti labai karšta ir čia prasideda visata. Egzosfera pati aukščiausia, pats aukščiausias sluoksnis. Joje skrieja palydovai, tarptautinės kosminės stotys. Atmosferoje, kaip minėjau, yra mūsų gyvybei būdingo deguonies. Daugiausiai jį gamina medžiai ir jūrų dumbliai. Jie iš oro sugeria kenksmingas dujas ir perdirba jas į deguonį. Todėl nebereikalo dar sako, kad medžiai yra mūsų planetos plaučiai. Dėl to mes juos turime labai saugoti. Ar gerai įsiminiai tai, ką girdėjai? Pasitikrink. Kodėl dieną keičia naktis? A. Nes Žemė sukasi apie savo ašį. E. Nes Žemė skrieja aplink Saulę. Antras klausimas. Kodėl mes laikomės ant Žemės? B. Dėl Saulės jėgos, o dėl traukos jėgos. Trečias. Per kiek laiko Mėnulis apskrieja Žemę? Per 27 paras A, o per 365 paras. Paskutinis klausimas. Kaip vadinasi Žemę supantis sluoksnis? Tai alosfera ir S atmosfera. Į praleistas vietas įrašyk savo pasirinktus atsakymus. Jeigu teisingai tai padarysi, perskaitysi šį naują žodį.